Tėškia, bet tai čia baisiai. Parskrenda šaika. Labas rytas žiūrovam. Su didelė kompanija atvykome pagaliau atidaryti atviro vandens sezoną. Jo, Andrius, paskui prisistatykit Tamsta. Kas ten įlindęs? Čia aš? Taigi sakyk, kas tu toks? Jau žino šitą žmogų. Matė, porą laidų vėgėlių buvom. Sak, čia aš, nu bus aš. Laimis. Sveiki. Va, toliau, kebrantus. Ką mes norim parodyti, šiandien žiūrėkit, kas vyksta. Batono išpardavimas. Tik 7. Matomai panašu, supratot, ką mes čia gaudysim, tai bandysim pagauti pavasarinį didelį šapalą, dugninę meškerę su batonu. Ką dabar darysim, tai eisim iki vietos. Biškį reiks paeit, ne taip paprasta. Sakoma, geras šapalys, ta kojos turi nešti stipriai. Pavaikščiosim šiandien. Tai va. Nueisim prie upės, parodysim, kokią sistemą naudojam greitai ten daugmaž ir kaip uždėti batoną, kaip išsirinkti vietą, taip kaip mes darom. Bus įdomi laida. Žmonių daug, tai matomai tikrai kažkas pagausim. Va, kaip kas ir su šautuvais jau. Kai kas palinkėja gerą žvejybą, aš išvažiuoju. Tai geros, tai nieko blogo. Gera, taigi gerai. O, dėkui už batonus. Visiems po vienu. Vienam žmogui visą amuniciją tai yra koliukas, meškerė ir kibiras. Ant kibiro atsisėdė, į vidų batonas. Tai viską pamatysit vėliau. Va, jau buvo bunda gamta, skrasdelytės, dirba savo darbus. O, kiek mūsų. Einam per pievelas. Smagu. Atsilikau biškį. Skrusdėlės pavėlumu. Va, kokias gražias vietelė. Gi gražu. Tenai priekin, jo. Renda vyrai per žoles. Bet gali kaip užsikabint koją, tai tiek šis tarp šitų nendrių. Tai. Nu, matai, mažai sniega buvo nesuguldę, žolės tikrai toks. O, pakėlimas vyksta. Boingai du. Paliekam vienus vienam rožėliną, mes varam tolyn. Bandysim sėsti. Toliau išsiskirstysim per upę. Nu ir dabar, kaip sakoma, daėję parodysim, kaip tas batonas lipdas ant kabliuko ir kokią sistemą mums patinka naudoti. Susiryšim sistemą. Jau. Pavadėliui. Nukirpamos Dalis. apie metrą svalą pavadėliui. Svoris, da čia uždėsim 2 uncijų. Svarelis. Pagrindinę valą iš karto užneriam. Tai. Ir staporiukas. Porą uždėsim, kad nenumuštų vieną svoris. Iškart padarom vieną kilpą. Pavadėliui. Tarp pavadėlę dėsim suktuką. Kilpą darykit pagal savo rišimą, Čia mazdušį. jau kas kaip moka. Jo. Nes kažkada būdavo, kai parodžiau, kokiais mazgais rašiau, tai kai prasideda diskusija, va, tas geresnis, tas prastesnis, tai daugiau neberodom. Esmė yra kilpa ir viską. Ja. Kilpa į kilpą ir užneriam. Jo, tai pradė žinai visi mokint pasakos, tas geriau, tas nelaiko, čia taip, panai, aina savo galvoje. Veltui prasišnekėjom. Nu mes jau būdim. Va. Turėjau. Ne, būdim. Ai, būdim. Jo. Galvojom, kad turim. Tai jau reiškia susimetė. Su racijom kalbamės per ruožą. Mes pasėdėsim keliose vietose, bus vis tiek judesio nemažai. Kabliukus naudojam.
Tuoj parodysim dydis. 1,0. Nėra čia ko mažintis. Kablys turi būti normalus. Firma tai jau patys nuspręskit, ko norit. Aš gal kablio formą tik tai va parodysim, kad kažkas tokio. Tai va. Normalus kablys. Didelis kaip reikalas. Prisirišam kabliuką prie pavadėlio. Paskui visą sistemą tokią biškį sutrauksim. Parodysim, kaip ten maždaug kas atrodė. Metras, 1,20 m, kažkas tokio. Plius minus čia didelės reikšmės neturi. Tiek per rankų, tiek ir pavadėlį. Tai aš manau, galima ir pavarijuoti šito irgi vietoj. Ja, čia Ilgesnį pasidaryti, trumpesnį. Pabandyti. trumpesnis gerai, seklesnėje vietoje. Mano galva. Ai, nu jo, teisingai. Ne taip kelia. Jo. Batoną. Pats gali va pavalgyti, žuvį pamaitinti. Pagrindinis. Kilpa. Ir viskas užsitraukė. Perberi va elementariai. Kilputė, kabliukas. Paskui visą šarnyrą tą sutrauksim, parodysim, kaip tai atrodo. Svarelis eina. Kad mazgą nepermušt. 2 stopmazgiukai. Suktukas ir ant jo pavadėlis. Šitas laisvai. Kam laisvai, kad galima būtų keisti svarelį judant iš vietos į vietą. Nusiemam, kad būtų paprasčiau vaikščiot. Ir kitas dalykas, galim keisti svorį, nes vienur tekmės stipresnė, kitur lengvesnė. Tai va. Va ir viskas dabar. Parodom greit. Batono uždėjimas. Svarbiausias dalykas. Daugam sudėtingas klausimas ir atrodo mistika. Bet Svarbiausia batoną laikyti užsuktą, jo, kad jis nedžiūtų. kad nedžiūtų. Ir jis pats geriausias būna, kada pradeda saulutė šviesti, pradeda prakaituoti tą maišelį. Nu čia toks. Tokia realybė. Va, įmat pusę reikės, nesismulkinat. Kitiem atrodys, kiek. Nu tiek. Kablys geras. Būtų nuima. Va, pluta nuimta, įmesta antim. Dėdam kablį. Ir šitaip. Per vidurį. Ant kotelio užspaudžiam. Ir liuks valia. Va toks va metamas, nebejokį dydžio, kad ir pusė delno taip turi būti. Aišku, jeigu iš ankstaus pavasario galima šiek tiek pasimažinti. Nu tai taip, Bet mažesnė. čia eksperimento forma. Viena didesnė, kita mažesnė. Nu ir viskas. Metimas. Dėl tekmės pasirinkti vietą, tai kitoj pusėje išeina pati srovė. Pas mus iš posakio viskas vat srovė biškį sukasi ir jinai paskui va ten eina, bet jinai taip susilieja biškį. Tai va žiūrėkit, kur reikia mesti. Opa. Į srovę, kad paskui biškį išeitų nei į srovę, nu, nei srovė, nei nesrovė. Viskas susimeti laukia. Tik tai gedai sėdint ant kibirą, meškerę reikia apžerkti. Jo. Gali pavogti. Jeigu geras šabalas, kai šauna, tai meškerė tik skrenda. Čia kaip ir mokui aiškina. Taip. Nu va, būtinai turėti kibiras reikia. Ir vsio, sėdi laukia. O 2 uncės. Paskui Da. karšas gauna, tik kad vietoj karmuškės Batonas. batoną. Tai panašiai. Šitas gi švin. Bet gerai va paredėja švinas, atsistoja vienoje vietoje. Nu ir liuks. Ką? Laiką. Nežvyna. Batonų skaityti. Aš iki 15 minučių. Aišku, jeigu bus tas birbir, tai Tada greičiau reikia tikrinti. iš akies jau tikrini pagal Reikėjo- save. žinai. Reikėjo skambučiai pasimti. Nereikia Ne, skambinti. nereikia. Čia kaip skambina, pamatai labai greitai. Čia kaip užskambinti. Tai. Žiūrėk tik meškerį spėk Na, laikyti. ir batoną laikyk užsuktą. Užsuktą jau. Nu ką, viskas, einam mes. Pasiėmėm iš. Eismą mes toliau tada. Ta patį padarysim savo, užmėsim ir lauksim žuvies. Žiūrėk, pagau batoną.
O, o. Kaip jis tai užsimakala. Šitas kibos matas. Kokią meškerę naudoti hebra belį kokią. Šapalai nėra, kad ten reiktų, aš manau, kažko labai. Labai viršūnių žiūrėti irgi nereikia. Taip. Nes čia, kai lenkia, tai lenkia. Svarelis pagal tiekmę reikia pabandyti arba 2 uncijas ar 1,5, apvalus arba plokščias. Apvalus geriau, kad tridenas daugiau gal. Pabandysiu taip ir taip. O, gerai. Šitas reikalas. Gerai, ačiū. Ką kabinsim batoną paspjaudysim ir mesim. Kur kalbėjau, kad batonas prakaituoja, tai čia ne juokas, jis iš tikrųjų saulė šviečia. Ir jis pradeda va čia drėkti. Biškis padrėksta, tada geriau būna. Tai va. Ir batoną reikia visada užtūkti, kad neištausėtų. O tai pusimetį sėdi ir laukia. Šapalus begaudant reikia būti arti meškerės. Nes jeigu geras kals, tai būna meškerę nuo koliukų nuneša. Tai va. Užsimetat kokių 10-15 minučių palaikote, jeigu neišsitraukiam. Pasižiūrim, ar batonas viskas valio, nes vis tiek jisai pabiškį tirpsta, jis nutirpsta. Tai va. Arba jeigu buvo kokių barbarš, kibimėlių, irgi tada traukiam. Ir pasižiūrim, kaip su batonu reikalai. Ir va tai vienoj vietoj ten pabūnam, nežinau, iki keletos metimų, jeigu ne, toliau einam, toliau ieškom kitų vietų. O! Du kartus jau va, bim. Kažkas nedidelio. O pirmas lengvas kibimas, bet labai lengvas. Pašėrt va. Žuvį galim pabiškę. Po gabaliuką. Vis tiek batonas ais, pabiškį nuskes, irgi gali prisitraukti žuvies. Viskas išsitraukiama, eisim kitoj vietoj. Švinėlį va atsisegam, tam, kad būtų paprasčiau judėti. Į kišenių, ops, įsidedam ir eisim į kitą vietą persėst. Šapalo belaukiant. Kamera kibimo laukia. Laimonas laukia irgi kibimo. O. Visi tikisi. Gerai. Smagus rytas. Atviras vandens sezono atidarimas valio. Geras vatinai. Batoną kabina. Krūva reikalų. Nu, kitam krante kibimas. Įdomi ilgai jis ten traukia. Matysim, ką ištrauks. Kažkaip ilgai kankina. Gal geras? Iš vis eina krantą. Gal įnešė kažkur į žolės. Nu. Man atrodo, kad jis tik kažkur šakose. Matai, ten tas krūmų tokių daug. Ne, užkabinės, matai. Nieko gero nepasisekė žmogui. Medžių ten privirtę ir, kaip matom, iš meškerės bus užsikabinę, reiks turbūt traukti valas.
Tie batoniniai. Betoninį. O, susidedam kameras, viską užsisegam. Batoniniai judės. Toliau kameros laikiklis būtinai reikia pasimti, labai šitas geras. Medinis. Gedus jau pasidarė, matau, 6 meškerės tuimės. Galima, Gedai, tik 4, nepamirškam. Mes varam biškį čia, ne? Ir vėl nauja vieta. Taip jėdi. Kol mes laukiam, kolegos išėmė, ką tik su racija pranešė, tai pasižiūrėkit, kokį. Pirmas šapalas. Gražus? Pasakei, nedidelis. Nedidelis. Mažiukas. Aha, mažiukas. Ką, susirenkam šmutės dideliau, pimpinam. O taip va ir vaikštai palei upę. 15 minučių vienur, 15 kitur. Kažkur užrasi roželį su šapaliokais ir pasilinksminsi. Parskrenda šaika. Kad bombom neapmėtytų. O, saulė išlindo, išrengė greitai. Dabar einam tolimą ruožą, reik praeit apie 2 kilometrus. Paeisim ir tada bandysim. O lendam per visokius brūzginėlius. Sportuojam, kaip sakom. Kitaip nebus. Reikia, nori žuvį pagauti ir turi dirbti. Ėjimo ypatumai. Vis dar einam. O, sekluma. Graži. Aišku, per kamerą nelabai gal matysit. Čia va mest va čia reikėtų. Pamedžiu. Čia gylis matai. Ne, aš tik šiaip žiūriu. Sekluma, va tik. O, batonas kažkino, matai pamestas. Batoną, kas tai primėtis. Bunkeris va, lapių. Va. Gali išlys draugiai tenai. Bakštinėliais. Tai
Taigi reikia ištraukti konkursą nugalėtoją, kuris buvo paskelbtas filme Ledo viskas ir nebelipkite. Iš tikrųjų, nežinau, kiek tai padėjo mano šitas video žmonėms apsispręsti nelipti ant ledo, bet žinau, kad keletas tikrai pažiūrėjo video, pasakė, skambino, sako, jau tikrai blogas ir nebelipo. Tai va. Dabar nusikopijuojam linką, įkeliam į random comment picker programėlę, tai yra YouTube programa, kuri išrenka nugalėtojus. Čia reikia įrašyti raktinius žodžius, tokius kaip žvejyba FOS. Ir bandysim žiūrėti. Taigi, kaip matėm, komentarų buvo 126 ir bandom rinkti nugalėtoją. Taigi Saulius Kavaliukas tapo nugalėtoju ir tada Sauliau susisiek su manimi, parašyk man arba elektroniniu paštu, kurį matai, arba parašyk į Messengerį. Susitarsim, kaip tu atiduoti prizą. O dabar keliamės toliau gaudyti šapalų. Va, nauja vietelė. Medžiai, į čia gilis biš prasideda, tiesiuoji. Ten srovė, tai aš bandysim tą kampą. Laims ten. Kol atėjau šlapės, blemba. Biškį reikėjo pait. Šitoje vietoje saulės nėra, tai gali būti be akinių. Nu, smagu. Senai jau taip paprakaitavęs buvau, kaip paėjau. Gerai metam, meškeres bandom. O kiek čia turim? Pirma beveik. Nu, kol kas šiandien prastai, va, tu apsirenkam daiktus. Batonas. Kameriotės sudesim. Ir toliau valysim. Taip nebus. Eit. Pabiškė. Vis tiek kažkur atrasimės jos. O jeigu neatrasim, tai bent būsim smagiai pasivaikščioję paupiais. Bet gali čia būti visko. Čia gali būti žiais ir oželiai, 5 kibimai, daugiau. Tiesiog leisti rankų reikia. Reikia eit ir laukt kibimo. Va, ką radau. Stirnos šudukai. Reiškia, irgi palaksto jos čia pakraščiais. Buvo kibim? O, bet tuos nenusivirčiu. Buvo kibimas? Tenais pradžiai, kur buvo. Buvo kibimas. Ir viskas, ne? Man vienas kartas. Tai va, kaip matot, praėjom tikrai jau ne 1 kilometrą ir kol kas kibimai arba labai atsargus, arba jo visai nėra. Ir perspektyviose vietose. Bet dabar čia mes, kur einam, tai visas toks gaunasi pavėsį, kraštas, nu, būtent atkarpa, kuri pavėsį buvo. Tai dabar va jau po šito taško, kai pradės eiti, eisim ant saulėto. Gal ant saulės jie bus sujudėję, bus matyti. O, kokios vietelės. Skardžiukai. Ir kas norit. Kaip žiedadulkės nuo medžio eina. Vėjas papučia. Debesis atrodo, kad dega. Geras. Ką, vyrai pasidavė vienam ruože, bandysim pervažiuoti kažkur, turbūt kitur. Tai viskas yra gerai, bet vat, kai pagalvoju, kad reiks pareiti kokius 5 kilometrus, tai kainis su tarpais nesijaučia. Labiausiai
Svarbiausia net leist gazą dabar. Nu dabar, žinai, prakaituosim normaliai. Pabiški, patruputį. Reiks, matau, nusirenk turbūt vienoje vietoje. Ai, nu bandam eiti. 8. Tai neatėjau kiek. O, jau mašinas taiso, jau nežuvau. Kovės tikė laimingi. Prigaudėm. Gerą orą prigaudėm. Jo, degonės. Būna ir taip, ne? Oi. Tikėkime, situacija bus pataisyta. Niekad dar turim vakarinį, šaunam kitoj vietoj. Ten naujas viltį, žinai, kaip visą laiką būna. Dabar mes laimė žaliai eismą. Jūs žaliai. Autėnis. Gerai. Mes juodai baltai valys. Nieko, iš vis sakau. Stebuklas galėtų. Nu ir kaip yra. Ir kaip yra. Ne, Tai čia ne šitoj vietoj, sakė. čia šiaip pasvaikščiot buvo, varom dabar kur kimba. Tai jau viskas? Na, važiuoju. Mamytės golfą tvarkyti. Gerai, atsisveikinam su 1-4 bandis. Mačiau pepsę, tai žinau, kas jie iššį. Bandysim dar vieną ruožą. Vis tiek kilometrų atmynėm. Nemažai, tai reikia pabandyti. Graži diena, viskas, sakytum, idealus oro šapalai, bet nenori čia ir viskas. Kągi, dar vieną vietą pakeičiau. Jis liko tenai. Matosi. Aš jau kitoj vietoj, kur prie tokių šakų. Eidulis ir Andrius. Tai susisiekėm irgi nieko. Bet ir nusitiko iš visą dieną dabeisti darėm. Tai pagavo. Ar 4 ar 5. Niekur nelakstė dabeisti. Pasirodo, kaip kas pagavo. Nu, dar laukia nusimti. Čia dar porą vietų irgi matau perspektyvų. Pabandyti pasidėsim. Tiesiog gal nepataiko. Aišku, kažkiek žvejų klausiu, kad tik tai vieni pagavo. Dydžiai tai neįspūdingi, bet galbūt kažkas įkėlimo arba reikėjo tiesiog atsėsti visada. Mums visada judėdami daugiau pagaudom. Nu, negali čia žinot. Su žuvim tai būna. Turėjau kibimėlį. Tokį lengvą. Pukštį. Jo, ką, minutę palaukia, jeigu nieko vyksta. Perdėt mastą. Pasiruošiu permetimą. Pas kažką žuvis. Ojau, mat. Spėk atbėgda, nenugriūt. Nu. Visų dienų laukiam žuvelą. Da bent pamatyt, kaip
Kaip atrodo, gerai atrodo, geras. Labai geras. Nu čia jau panašus jau į šitą liną. Gerulis. Kablys tai taip, nu taip. Geras, baisiai. Jau gavau šiandien girdį nebeišvaikščiosim, bet pasirodo pagaliau. Na. Sakau. Eik tu baisiai. Vemba svarstyklės net. Gražus. Geras baisiai. Burnytė kokia. Per mažai batoną gal dedam. Nu jo, Pagal reikia tokias- visą reikėdėt, ne pusę. Pagal tokias burnas. Duom kiek sveria. Nu, aš jaučiu, kad apie 2 turėtų būti. Turėt. Šiaip kur čia tau aparatas. Nu, matai, pagaliau kažkur išlindo. 2,5. Panašiai. Gerau. Reik papatkinti. O paskutinį batoną sumetėm. O biškį rinksimės, eisim link mašinos aptarimas. Ką? Nu da ant galą. Bangė. Kągi pagaliau išlaukiam, jau reikia pašnekėti, šitiek privargta. Didysis apelas, didiliausias. Tai va, svarstyklių neturim, bet kažkas apie 2 kilogramų turėtų. Liuks. Aidulis tai nuėjęs kažkur toli, sakė, pagavo 4 ar 3, bet mažučius, ne? Visiškai nedidelis. Vaikai sakė, tai tikiu net filmuot ar mataceit. Nu, kaip ir tai. Mes tai laimingi, bent sakom, vieną iškrapštėm. Gal da užkips, aišku, dabišk pasėdėsim. Saulė jau leidžias. Matot ir vietų kiek pakeista. Vienoje vietoje bandėm sėdėti šertis, nieko mums tai nepavyko. Teko pereit. Dar vienoje vietoje, dar kitoje, dar. Gavas, kad ant lygumos tokios. Štai koks gražuolis išėjo. Liuks. Kas traukia, tas šis laimingas, bet ir iš šono pastebėt. Smagu, iš tikrųjų. Padėkit mane. Viskas, visi susirinkom prie mašinų, visi baigėm žvejoti, rezultatai, ką žinau, pagavom. Ne visi, bet pagavom. Viskas gerai. Skaitykit, aš nepagavau, 4 kibimai pas mane, va, tokia mano situacija, pas Andrių. Pas mane tas pats irgi nieko nepagavau. O kibimų? Kibimų, blemba, ten 2 ir čia 3. Nu, tai va, 5. Va, tai matėt, Laimonas gerą dešo įkalę. Vienas kibimas, vienas realizuotas. Va, viskas normaliai. O Aidulis tai prišaudė, bet jis nuėjo į šoną, nebuvo kam pafilmuoti. Tokių net 2. Vieną nufilmavau. Vieną matėt, o dar 4, ne? Nu, jo. Bet kaip jūs sako, vaikų darželis ir jie nesiskaito. Ne tokių atvažiavo. Tai va, vienu žodžiu, viskas gerai. Jau vakaras, saulė leidžias, šausim namo, visiems ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių kartų.